Sveiki, brangus draugai, prenumeratoriai, šiaip užklystantys į mano kanalą. Noriu pasidalinti su jumis tokią istoriją, kaip pagal pavadinimą galbūt biški juokingai atrodo dviejų sėklų istorija. Nu, gal įdomiau, kokios čia sėklos, kas čia per istorija. Galbūt visiškai kvailai atrodys, kas turit kantrybės, pasiklausykite. Ji man gimė šitą istoriją, be kalbant su žmona, kada pokalbis išsiskyrė nuomonės ir pradėjo virsti tai į ginčą, tiesiog galime sakyti tokius barnius, nesutarimus ir šitą istoriją gimė va šitaip ir aš nežinau, ar aš ją kažkur buvau girdėjęs, bet, nu, jeigu jūs būsit kažkur girdėję, parašykit, pasidalink, bet man atrodo, kad jis šiaip gimė mano galvoje tiesiog. Ir tai toks palyginimas panašus. Mano, kaip žinote, kanalas krikščioniškas, aš kalbu daugiau, kas susijęs su krikščionybė, šventu raštu, Dievo žodžiu ir savo patirtimi. Tai vat mano patirtis, vėl pasidalinsiu trumpai. Ir pradžioje galbūt paminėsiu, kodėl noriu tai pasidalinti. Šventame rašte yra aprašyta, kad paskutiniaisiais laikais žmonės bus tokie savanaudžiai, egoistai, negerbs tėvų ir tų mylėtojai, malonumų tokie, ir aš tiksliai dabar neprisimenu, bet nieko gero. Žmonės vis kažkaip eis blogin į savanaudiškumą, egoizmą ir taip toliau. Ir kad tauta sukils prieš tautą, reiškia ten ginčiai, karai, drebėjimai ir taip toliau. Tai mes šiandien viską matome, vyksta karai ir ginčiai, mes matome, kaip kaimynai ginčijasi ir barėsi dėl kažko. Kartais, ne kartais, o dažnai tai būna ir šeimoje, ir, sakykime, bendruomenėje kažkokie susiskaldimai, nuomonių išsiskyrimai ir taip toliau. Tai ir tarp krikščioniškų denominacijų. Ir kiekvienas liktai sakosi, kad yra teisus, yra įsitikinęs, kad jis teisus. Ir nori atstovėti tą savo tiesą. Ir tai vyksta kartais netgi karai, sakykime, arba smurtą pereina šeimoje ir taip toliau, nors įstatymai draudžia smurtus ir visa kita. Bet aišku, juokingai, šeimoje vyrui su žmona muštis negalima, vaikų mušti negalima, o kariauti galima. Vat jau tautai prieš tautą karas leidžiamas. Ir nori sutaikyti, bet leidžia. Ir dar parūpina pinigų ginklams įsigyti. O jau šeimoje kariauti negalima. Nu, čia įdomus klausimas, bet biški ne į šitą temą. Bet vis tiek apie tai. Tai vis tiek susiję su dviejų sėklų istorija. Tai, mylėjai, prašau iš anksto ir dėkoju, kad kas galite parašyti komentarą ir savo nuomonę. Tai kalbu, dabar pradedu tą istoriją, kuri gimė ir aš perteikiau ją žmonai ir panorau su jumis pasidalinti. Žmona ir vyras, šeima, nusprendė įsigyti porą vaismedžių, kriaušę ir obelį. Ir jie nuvyko pas pardavėją ir nusipirko dvi sėklas. Pardavėjas išgyrė, kad nuostabus vaisiai bus, ir įdavė tas sėklas ir pasakė, šita yra kriaušė, šita obelis. Jos, aišku, sėklos, jas sunku atskirti. Grįžo namo vyras su žmona, sutarė abudu, kad obelį sodins viename gale, o kriaušę kitame sodo gale. Nutarė, kokioje pusėje kas bus. Vyras pasiėmė įrankį, nuėjo dubutis kasti, žmona pasiėmė laistytuvą, vandens, pasirašė palaistyti. Vyras jau nori sėklytę pasėti. Žmona sako, ką tu darai? Sako, tu esi neteisus, juk mes sutarėm, kad čia bus kriaušė šitoje vietoje. Vyras sako, tai
čia kriaušė ir yra. Ne, sako žmona, čia yra ne kriaušė sėkla, čia yra obelis. Vyras įsitikinęs, kad taip ne. Žmona turi savo, vyras savo įsitikinimą, jie ginčiasi, barėsi ir lai toje istorijoje būna, geresnė situacija. Jie nesimuša, bet žmona tiesiog nori atlaikyti savo tiesą, vyras savo tiesą. Vis tiek jie jaučiasi nemaloniai, ginčiasi, nežino kaip įspręsti šitą reikalą. Ir aš šitą istoriją pasakodamas, galbūt kaip vyras, gal truputį, bet padarysim abudu tokius, kad istorija būtų graži. Mylėjai, pasiūliau žmonai, kad ką tu manai šitame istorijoje, jeigu žmona nusileistų vyrui. Ne todėl, kad šventame rašte yra parašyta, kad mane puola priešai, kraujo trokšta. Atsiprašau truputį. Ir pasiūliau žmonai, kad, sakykime, ar nebūtų išmintinga žmonai nusileisti ir leisti vyrui, tarkim, suklysti, jį įsitikinus, kad vyras yra neteisus, ir leisti suklysti, kad laikui prabėgus išaiškėtų, kas buvo teisus, kas ne. Ir, pasiduoti tiesiog, nusileisti. Ir sakykime, kaip jūs manot, ar išmintinga būtų. Bet čia ne dėl to, kad šventame rašte Dievo žodis sako, kad vyras yra galva ir moteris turi paklusti vyrui. Ten paskui vyrui sako mylėti ir visa kita, tai šito neliesiu dabar. Bet ginčiai vyksta ir ne krikščioniškose šeimose, ginčiai šeimose vyksta ir paprastai, kur žmonės netiki Dievu ir jie ginčiasi, ir tie, ir anie. Ir kaip minėjau, ir krikščionis tarp krikščionių, denominacijos ir susiskaldimai bendruomenėse ir taip toliau. Ginčių yra visur, nesutarimų tarp kaimynų ir taip, ir šalis, taip, kaip minėjau. Tai dabar vyras ir žmona, reiškiasi, šitoje vietoje nesutarė, ginčas baisiausias ir, sakykime, skyrybų neįvyksta, žmona nusileidžia, vyras padaro savo įsitikinęs ir pasodina tas sėklas. Praeina kiek laiko, paauga medžiai, duoda vaisių ir kurį padarome kaltu dabar. Kadangi žmona nusileido, tebūnie vyras kaltas. Vyras buvo neteisus ir žmona buvo teisi. Vyras pasodino neteisingai. Ten, kur turėjo būti obelis, išdygo kriaušė. Mylėjai, klausimas mano. Ką tas vyras dabar turi daryti? Greičiausiai atsiprašyti žmonos ir pripažinti savo klaidą, nes akivaizdu, kad jis apsiriko ir padarė klaidą. Bartynės buvo, gal jau viskas aprimė ir tiesiog daug laiko praėjo, kol paaugo medžiai ir davė vaisių, bet tiesa išaiškėjo. Žmona sako, na matai vyre, argi aš buvau neteisi? Vyras nuleidžia galvą. Tai buvo įsitikinę savo tiesą, o pasirodė, kad jis neteisus. Jis atsiprašo žmonos. Medžiai ne taip, kaip jie buvo sutarę. Bet ar tai didelė tragedija? Mylėjai, ar reikia būtinai laikytis tos tiesos, jeigu tu esi įsitikinęs, kad tu esi teisus? Tai gali būti ir ne šeimoje, gali būti draugas su draugu, jų nuomonė skiriasi, daeina iki to, kad draugystė baigėsi, nebenori bendrauti vienas su kitu ir kiekvienas apsisukęs nueina, įsitikinęs, kad jis teisus. Praeina kažkiek laiko ir laikas, arba Dievas, sakykime, parodo, kuris buvo teisus, kuris ne. O jeigu mes ir nesulaukėme šito, kad sužinotume, jeigu, sakykime, numirštame ir nežinome, kas buvo teisus, taigi sugrįš Jėzus
Ir Dievo žodis taip pat sako, kad visa kas ten tamsoje kažkaip išeis į šviesą, visi sužinos, kas klydo, kas buvo teisus, kas neteisus. Ir ar verta dėl to ginčytis, prarasti ramybę, ar geriau nusileisti, nors tu galvoji, kad esi teisus, ir leisti žmogui, sakykime, suklysti, nors paskui ir išaiškės viskas, ir bus tavo tiesa. Kaip jūs manote, šitoje 2 sėklų istorijoje, tai pasirodė, kad vyras. O kas svarbiausia? Kaip geriausia, kaip išmintingiausia? Atstovėti tiesą, ginčytis, muštis, kariauti, ar nusileisti ir leisti kitam klysti? Parašykite savo nuomonę, mielieji, jeigu jums patiko mano mintis, uždėkite laiką. Dėkoju visiems, kurie parašysite savo nuomonę. Iki.